Universitetas išmoko dirbti su informacija, duoda pagrindinės žinias. Mes esame aukštų įtampų laboratorijoje. Šioje laboratorijoje studentai gali atlikti aukštos įtampos elektros įrenginių bandymo, testavimo darbus, atlikti elektromagnetinių procesų tyrimus, susipažinti, kaip veikia aukštų įtampų įrenginiai. Praktikos sudarytų apie 30–40%, o teorijos apie 60%. Elektros energetikos sistema tai yra programa, kurioje išmoksite valdyti pagrindinę Lietuvos ir pasaulio žmogaus sukurtą sistemą, didžiausią sistemą, ir tikrai būsite svarbus. Praktiką atlikinėjau A. Žilinsko ir Ko įmonėje, Alytaus transformatorių pastotėje būtent. Derintojų brigadoje dirbau, derinom įvairius pirminius prietaisus, visus tuos signalus ir taip toliau. Na ir baigiantis praktikos sutarčiai paskambino iš įmonės ir pasiūlė darbą projektavime. Per savo baigiamąjį darbą turėjau rekonstruoti realiai veikiančią transformatorių pastatą. Man šiaip visai patinka braižyti, su tiek ranka, tiek kompiuteriu. Tenai reikėjo nemažai braižyti, ir pjūviai, ir tos principinės schemos, ir įžeminimo kontūrai. Žodžiu, braižyti teko gan nemažai. Na, šiaip visi skaičiavimai, kaip ir viskas patiko. Mano baigiamo darbo tema buvo Alytaus transformatorių pastatės apsaugos nuo viršytampių rekonstrukcija. Studijavau realinės apsaugos ir automatikos srityje, o kadangi ta tema glaudžiai siejasi, tai taip ir sugalvojau. Metai iš metų mes priimame į mūsų įmonę vis naujus ir naujus specialistus, baigusius Kauno technologijos universitetą. Aš pats esu baigęs Kauno technologijos universiteto sistemų katedrą. Specialistai be abejo paklausus pas mus ir gauna darbą. Galės kilti karjeros laiptais ir siekti aukščiausių postų šioje įmonėje. Jaunų specialistų šitam objekte tikrai reikės. Matome, dar yra neužbaigtas mūsų pati elektrinė, tai yra padaryti 4 agregatai pilnai veikiantis, o projektas yra 8. Tai turėsim vis tiek pastatyti kažkada visus 8. Ateityje mes planuojame technologijų parką, visa šita teritorija skirta technologijų parkui, taigi visiems baigusiem jauniem studentam, jauniem specialistam tikrai čia darbo užteks. Tai naujos galimybės tiek uždirbti, tiek paaugti, tiek pakelti kompetenciją, išplaukti į platesnius vandenis. Daugiausiai dirbo Kauno technologijos universiteto absolventų. Pats, kai buvau jaunas, rinkausi tą specialybę, kuri yra man pirmiausia įdomi. Ir energetika būtent tokia ir yra. Ir aš tikrai dabar galiu pasakyti, tai yra be galo įdomu. Sėkmės faktorius yra logika. Ir jeigu jie logiškai ir pragmatiškai mąsto ir numato kelis žingsnius į priekį, tai bus aukščiausios kvalifikacijos energetikai. Esu tuo tikras. Taigi, baigę elektros energetikos sistemų studijas, studentai nusimano ne tik apie atskirus elektros sistemos elementus, bet ir apie sistemą kaip visumą. Tokios žinios ypač naudingos ten, kur ši sistema ir valdoma. Ši studijų programa leidžia suprasti, kas yra kas elektros energetikos sistemoje, pradedant įvairiomis elektrinėmis, skirtingais energijos ištekliais, baigiant elektros perdavimu dideliais atstumais, jos skirstimu, sistemos balanso palaikymu. Moko analizuoti sudėtingas sistemas, suprasti jose vykstančius procesus bei juos valdyti. Šios programos absolventai yra atsakingi už tai, kad pas mus visada būtų šviesa.